Euronics, europiečių verta technika, pristato. Ladies and gentlemen. Radio castingas. Sveiki, mėly Kauno fono klausytojai. Su jumis Gintarė. O jeigu linksmiau truputėlį, sveiki, mėly Kauno fono klausytojai, su jumis Gintarė. Sveiki, mėly Kauno fono klausytojai, su jumis Gintarė. Šias kelias radio castingo minutės būsiu kartu su jumis. Tikiu, kad norėsite mano balsą išgirsti dažniau. Eterėje žinios. Žalgirio arenos statybų kaina didėja beveik 8 milijonais litų. Ketvirtadienį Kauno miesto savivaldybės tarybos nariai nusprendė pirkti papildomus darbus Kauno miesto pramogų ir sporto rūmams Nemuno saloje. Šių darbų pabaiga turėtų užbaigti ir pačios arenos statybą. Jiems nuspręsta skirti nedaugiau kaip 7 milijonus 800 tūkstančių litų. Na, o dabar, mėlieji, šis tas linksmiau. Anekdotas. Važiavo senutė dviračiu. Ją sustabdė policija. Kur važiuoji, babut? Į kapines. O kas dviratį parveš? Kodėl man papuola nejuokingi anekdotai? Pasaka. Sudžiuvelė Elzė buvo visai kitokia. Elzė lakstė susirūpinus... Pala, minutė, stop. Pasaka vaikučiams. Mėlieji mūsų vaikučiai. Taip truputėlį jo pasakiškiau. Sudžiuvelė Elzė buvo visai kitokia. Stenėjo kaip asilas, vilkdamas 3 maišus. Tačiau iš visų tų darbų ir rūpesčių nebuvo nieko doro. Ji neturėjo jokio turto ir gyveno nususę. Bet rūpestis vis tiek nedavė jai užmigti. Vieną vakarą atsigulė Elzė į lovą ir iš nuovargio nebegalėjo pajudinti nei rankų, nei kojų. Turbūt turim kažkokią reklamą ten, Euronics. Reikia žaidimų konsolų? Didelį jų pasirinkimą rasite parduotuvėje Euronics. PSP, Xbox, PlayStation, Kinect, Nintendo bei naujosius Blobo. Euronics, europiečių verta technika. Parduotuvę rasite Kaune, prekybos centre Mega. Kriminalinės dienos naujienos 22:00 kriminalai. Radio castingas. Vakar prie žymaus klubo Brabarser įvyko nusikaltimas. 3 užsieniečiai tamsios odos stengiasi į mašiną įtempti merginą. Tačiau ji buvo tokia stipri, kad sumušė visus juos 3 ir iškvietė policiją. Žinoma, nenusileidžia ir visiems gerai žinomas klubas Ampipakrentėje. Ten susitiko 2 mafijos gaujos. Pešėsi dėl 3 merginų. Visos ilgakojos blondinės. Reikia improvizacijos. Labukas. Papasakok dabar iš karto man apie tai, kaip nesugadinti pirmo įspūdžio vaikinui, su kuriuo eini į pasimatymą. Pirmiausia yra skvarbus žvilgsnis. Jeigu stebite vaikiną 3 minutės nemirksėdama, jis tikrai atkreips jūs dėmesį. Žvelkite į jį seksualiu žvilgsniu ir stenkite sugundyti. Iš karto įsivaizduoji, išeini iš klubo, tave puola vaikinas ir nori tave įsitempti mašiną. Ką sakai jam? Tada sakyčiau taip. Labukas, ką tu? Ha, gerai. Taigi, mėlėjai, jeigu norite, kad jūsų balsas skambėtų per radiją, jeigu norite tapti žvaigžde, dalyvaukite radio castinge. Registruotis reikia kf@kf.lt. Ei, mulki, labukas, ką tu? Mesk iššūkį man, ar gali būti geresnis? Kauno fonas.